Labai greit, daug pramogų, viskas be leidimo ir viskas iki 100 eurų. Airsoftinis pusė džiaulio Walter PPQ su absoliučiai nieko nedarančiu duslintuvu įsimocėjais kem 5 eurus. Už kem 9 eurus turim Airsoftinį Heckler Koch P30. Irgi pusė džiaulio, jis irgi spiruoklinis ir kas keista, jisai vienintelis turi metalinę spyną. Neįprasta ginklui už kem 9 eurus. Už kem 9 eurus turim pirmą pneumatinį variantą. Umarex XBG. 3 džiaulių pneumatinis šaudantis 4,5 mm šratais ir veikiantis CO2 balinėlių pagalba. Įsimocėjais PM9. Irgi už PM9 turim pirmą elektrinį variantą. Beretta 92. Pusė džiaulio Airsoftinis, į kurį statos 4 AAA baterijos. Už 8,9 galit pasimti Van Helsingo stiliaus revolverį. 3 džiaulio pneumatinis revolveris šaudantis šratukais ir į jį dedasi CO2 balinėliai. Už 9,5 gaunat kažką panašaus į populiarųjį Desert Eagle. Tai yra 2 džiaulio Airsoftinis pistoletas, į kurį statos CO2 balionėliai. Jeigu prie 100 eurų pridėtumėt dar 20 eurų, galėtumėt pasimti šitą elektrinę automatinę gėškę. Airsoftą ir pneumatiką rasit Getbekse. Iki malonaus.